Sveikas, Jaroslavai. Sveikas. Kaip sekas važiuoti šiandien? Normaliai. Trasai turėjai incidentą, papasakok, ką ten turėjau. Tai iš tikrųjų techninis nesklandumas buvo. Tai važiavau ir posūkyje motociklas nuslydo, bet pasirodė, kad pakaba mano atsipalaidavo ten. Šadu, tai kaip sekasi su varžtais? Neklausk pats, žinai. Supratau. Tai turi gal patarimą tiem, kas žiūri, kas liečia varžtus? Varžtus reikia gerai prisukti ir tikrai visus pažiūrėti, ar tikrai susukote prieš važiavimą. Supratau. Gerai, šiandien kaip tavo laikai važiavimo? Nuo pirmos sesijos iki dabartinės? Šiandien tai man sunku pasakyti, nes aš iš tikrųjų važiavau pirmą važiavimą, kurio neskaičiavo, antrą, kuriame nukritau, po to taisiau motociklą, po to tik dabar pradėjau važiuoti ir labai trumpai porą ratų pravažiavau, tai kol kas laikų negaliu pasakyti, aš kažkada esu važiavęs čia normalų laiką daug mažiau tokį. Supratau. Trumpai apie motociklą, kas pas tave čia per motociklas ir kas jam padaryta? Čia yra Honda CBR 600RR, šiaip yra stokinis motociklas, tai yra gamyklinis stokinis reiškia. Tačiau yra sportiniai plastikai įdėti, yra sportinis demperis pastatytas. Grandinė sportinė ir tokie panašus dalykai, pagerinimai. Bet šiaip yra iš tikrųjų to pajėgumo motociklas, koks yra gamyklinis. Gerai. Ką patartum, nežinau, pasiruošti, pasižiūrėti tiems žmonėms, kas prieš važiuojant į tokį renginį, trekdėjai? Varžtus. Taršiau pasižiūrėti varžtus. Bet šiaip tai iš tikrųjų svarbu yra, kad tai gali būti ir tas motociklas, kuris yra skirtas gatvėje ir svarbu, kad jis būtų tikrai techniškai tvarkingas. Be abejo, vienas svarbiausių dalykų yra pasirūpinti apsaugom atitinkamom, tai yra žmogaus apsaugom. Taip pat ir savo motociklą. Be abejo, reikia tiesiog tinkamai pasiruošti ir techniškai, ir patys save dėl saugumo. O važiuoti čia galima su motociklu, kurio važiuojama yra gatvėje, su streetu netgi. Rekomenduotum tiem, kas nebandė trasų važiuoti čia? Rekomenduočiau, nes tai tikrai parodo žmogui, kad yra visiškai kita situacija, kai atsirandi, būtent kai duodami yra sportiniai krūviai motociklui, kai tu matai realiai, kaip elgiasi technika per posūkius ir panašiai, tai tu tada gal kitą kartą susimastai labiau mieste, kaip važiuoji irgi, kaip reikia važiuoti, kad neįvyktų tai, kas vyksta kartais čia. Okay. Ir čia yra tikrai saugiau, jeigu kažkas įvyksta. Gerai, tai dėkui tau už interviu, ačiū už video, pasimatysim trasą. Ačiū Žilvinai.